14 skyrius. Vakariniai pokalbiai. Skirma ir Argona liko dviese. Net ir didelio sąmoningumo asmenybėms nėra lengva gyventi žemėje, atjaučiai tarstelėjo Argona. Kai ją pažinojau savo laikais, tai buvo spindulinga deivė, retkarčiais pasirodanti skaisčiu eteriniu kūnu pavieniams išrinktiesiems. Žinoma, tuomet nebūtum galėjęs su ja pasikalbėti taip paprastai ir kasdieniškai, kaip mes dabar su ja bendraujame. Ji buvo didinga kaip karalienė, nešanti gėrį ir pagalbą žmonėms, bet vis vien karalienė, visa galva iškilusi aukščiau už kitų. Jos pastangos prisiderinti prie naujos aplinkos mane žavi ir jaudina, pritarė Skirma. Labai noriu jai padėti, tik nežinau kaip. Jai padeda, matai, ir Nastasija nuolat šalia, ir Haroldas stengiasi, ir aš su Kurcu. Mes atlantiečiai esame iš panašios ir jai artimos aplinkos. Gerai ją jaučiame ir suprantame. Gal jai būtų buvę paprasčiau įsikūnyti po Atlantidos taip, kaip tai darė Nastasija, svarstė Skirma. Skirtingi uždaviniai, skirtingi keliai, gūžtelėjo Argona. Ką veiksime? Mėlieji tėveliai ir seneliai išsivaikščiojo su savo atžalomis, o vienišiai liko vakaroti patys savo. Kurgi nusibeldė mūsų vyryje? Jos neskubėdamos vaikštinėjo po sodą. Pasitaikė puikia proga pasišnekučiuoti vienoms ir abi tuo džiaugiasi. Viena kitai seniai norėjo užduoti kelis asmeninius klausimus, tačiau turėjo rasti tinkamą progą. Tai tu vienišė? Pagaliau pasiteiravo Skirma. Maniau, judu su Kurcu pora. Kur jau ten? Mostelėjo ranka Argona. Mūsų tarpusavio statusas kitoks. Daug metų buvau jo dešinioji ranka. Tai buvo dalykiški mago ir jo suburtos bendruomenės nario santykiai. Pas mus labai griežti socialinių santykių rėmai. Iš pradžių buvau jo mokinė, vėliau padėjėja. Paskui įgijau tiek pasitikėjimo, kad tapau vyriausiąją padėjėją ir netgi artimiausią patikėtinę. Esame pasiekę aukščiausią socialinių santykių lygmenį, jau senokai. Dar savo epochoje tapome draugais. Bet tai neturi nieko bendra su romantiškais jausmais. Tik nesakyk, kad vienas kitam jų nejaučiate, nenusileido Skirma. Pastebėjau, kad šiltai bendraujate, ypač po kelionės į koralą, juk ten jūsų sąmonių draugai, Dūmis ir Tilda, tapo fiziniais partneriais, o tai sako paveikė ir šiuos mūsų įsikūnijimus. Negaliu neigti, kad jis mane traukia, prispirta prie sienos, atsakė Argona. Taip atvirauti su vos kelis mėnesius pažįstamu žmogumi, jų visuomenėje nebuvo priimtina ir Argonai sunkiai sekėsi pratintis prie naujų elgesio taisyklių. Dėl to geriau už kitus atjautė Mirja, juk ir pati stengėsi pritapti, dėl to nuoširdžiai tęsė. Pasvajodavau apie šeimą, vaikus, bet metai bėga. Magija, nuolatinės treniruotės, įtempta politinė situacija ar ši konkurencija su medo bendruomenė. Viskas reikalavo daug dėmesio ir asmeniniam gyvenimui. Neliko laiko. Gal ir jau per sena esu galvoti apie vaikus. Tik ne mūsų laikais, ryžtingai atkirto Skirma. Mudvi panašaus amžiaus, o aš dar tik planuoju savo šeimos gyvenimą. Ir tai ne per artimiausioje ateityje. Juk mūsų visuomenėje vaikai gimsta ne iš moters kūno, o iš jos ir jei ji tai pageidauja ir iš jos partnerio genetinės medžiagos tam tikrose inkubatoriuose. Žmonių kaip asmeninių partnerių santykiai tapo atskirti nuo vaikų gimdymo. Tai labiau dvasinė partnerystė. Tu niekur nevėluoji, tad drąsiai atverk Kurcui savo širdį. Ką tu, numojo ranka Argona. Abu turi jausti tuos pačius jausmus ir tik tuomet apie juos kalbėti.
Negaliu nei iš šio, nei iš to prieiti prie Kirco ir pareikšti, noriu su tavimi asmeninės partnerystės. O žodžių myliu nesakote? Ne, magų aplinkoje. Mylėti, pasiduoti jausmams magui pavojinga. Per juos, kaip per jo silpną vietą, jį gali įveikti konkurentai. Tu nebent Atlantidoje, priminė Skirma. Čia saugu, čia niekas nepasinaudos piktiems kėslams tavo atverta širdimi. Na gerai, reikės man su pakalbėti ir išsiaiškinti jo jausmus tau. Jaučiu, kad abu esate įstrigę savo visuomenės sąlygotumuose. Nesu tikra, kad būtent į mane krypsta jo jausmai. Nudelbusi akis tarė Argana. Vis daugiau dėmesio jis skiria tau. Skirma niekiek nesutrikusi smagiai nusijuokė. Manai, užkabinau jo jausmus, kai demonstravau emocinį būvį? Greičiau jau magiškasias ambicijas. Abu su Haraldu tik ir taikosi mane savo minties įtaigą prigriepti. Nė akimirkai nebegaliu atsipalaiduoti. Vis jaučiu dėmesingą medžiotojo žvilgsnį. Nurimk. Jei tave tai trikdo, pasistengsiu šalia jo būti tik šalta ir intelektuali. Mano širdyje gyvena kitas atvaizdas, kitas įdomus ir mane traukiantis vyras. Kas? Sublizgo iš smalsumo Argonos akis. Skirma lygiai taip pat nemėgo būti pernelyg atvira, tačiau jautė, jog turi atskleisti nors šiek tiek savo gyvenimo paslapčių mieliesiems atlantiečiams, kad padėtų jiems kurti naujus tarpusavio santykius. Karolis, tiksliau Čarlzas Čipindeilas, tik aš jo vardą sulietuvinau, man taip jaukiau skamba. Architektas ir baldų dizaineris iš Devonšyro. Jo šeimos nariai karta iš kartos daug amžių puošia Anglijos dvarus savo dirbiniais. Talentingas vyrukas, 9 metais vyresnis už mane. Panašiai kaip Kircas už tave, ar ne? Panašiai, sutiko Argona. O tai ko judu laukiate, jeigu jūsų visuomenė laisvesnė nei mūsų? Skirma gūžtelėjo pečiais, lyg nebūtų žinojusi, ką atsakyti. Kaip kitos kultūros žmogui paaiškinti, kad medicinos mokslas dabar žmogui leidžia gyventi kur kas ilgiau nei prieš kelis šimtus metų, tad nėra reikalo skubėti megzti įsipareigojančius santykius ar planuoti vaikus. Galėčiau pasakyti panašiai kaip tu, abu turime jausti vienodai tvirtą trauką. Kol kas mums patinka bendrauti, kartu leisti laiką, bet tai dar tik lengvi, romantiški santykiai. Susipažinome prieš 5 metus, kai vyresnysis Karolio brolis kreipėsi į Rudolfo biologų grupę dėl jo gaminamus baldus užpuolusio kenkėjo. Aš ir mano kolega Erikas nustatėme, kad tas plika akimi neįžiūrimas gyvas padaras bakterija. Dauginosi jų gamyklas rūsiuose ir buvo atsparus bet kokiems nuodams. Iš bakterijos ląstelės audinio sukūrėme genetiškai modifikuotą preparatą, kuris nuslopino šių organizmų dauginimosi funkciją. Kol ten viską tyrėme ir eksperimentavome, Karolis vis sukiojosi aplink, atseit domėjosi mikrobiologija ir savo šeimos verslo gelbėjimo projektu. O paskui paaiškėjo, kad jį labiau domina pati biologė. Tai yra aš, nusišypsojo Skirma. Šviesaus proto vyrukas, panašus į čia susirinkusius žmonės, tačiau metafizinėmis temomis retai kalbamės. Gal kiek daugiau pastaruoju metu, kai pradėjau apjungti visus savo fizinius įsikūnijimus ir aukštesniųjų lygių sąmonę. Dabar imu suprasti kai kurias Karolio frazes, kurios anksčiau atrodė neaiškios. Kai grįšiu namo, atviriau pasikalbėsiu su juo apie neregimąją tikrovę. Laikas mums atskleisti kortas ir sužinoti, ką apie save kiekvienas žinome. O ramybės saloje su juo nebendrauji nuotoliniu ryšiu? Ne, nenoriu maišyti energijų, mes ne vaikai. Brandžios,
23 amžiaus asmenybės sugeba valdyti savo jausmus ir keletą mėnesių pabūti atskirai, šyptelėjo Skirma. Tai mums netgi naudinga. Brandžios Atlantidos epochos asmenybės elgėsi panašiai, atsakė Argona. O tu dar stebiesi, kad aš su Kircu iki šiol nepasikalbėjau. Kitam patarti lengviau nei savo pačiam. Tiesa, atsiduso Argona. Argona, noriu, kad pokalbis apie Karolį liktų tik tarp mūsų. Labiau pareikalavo, nei paprašė Skirma. Kai girdžiu, kaip Lina su Haroldu viešai narsto Luko jausmus, visiškai nenoriu sulaukti panašaus likimo. Net gaila darosi, kai jam vis prikiša meilę buvusiai žmonai. Nutaikysi progą, sakiau apie tai Linai, bet jis įsitikinusi, kad elgėsi tinkamai ir neketina liautis auklėti draugo. Juk ne iš blogos valios, draugiškai. Nenoriu net ir draugiškai būti pašiepiama dėl savo jausmų. Mūsų santykių tema man per jautri. Geraširdžių šmaikštuolių replikos man nepadės. Kaip manau, nepadeda ir Lukui. Jei tokie reikalai, tylėsiu kaip žemė, pažadėjo Argona. Saugoti paslaptis moku. Daug metų tarnavau Mirjai, o Kircas apie tai nieko nežino. Ar nejautei, kad jį apgaudinėji, juk jis tavimi pasitikėjo? Argona išdidžiai iškėlė galvą ir atsakė, niekada neišdaviau jo pasitikėjimo manimi. Visa, kas buvo susiję su Kirco magiška bendruomenė, man buvo atskiras gyvenimas, kuris niekur nesikirto su Mirjos užduotimis. Kad nesusipainiočiau tarp visiškai skirtingo pobūdžio reikalų ir energijų, savyje sukūriau 2 atskiras asmenybės ir vizualizuodavau save arba kaip juodąją Argo, arba kaip baltąją Goną. Tikrai buvau dvigubas agentas, prie Kirco ir jo žmonių nieko negalėjau išsiduoti apie Gonos gyvenimą. Neįsileisdavau nei minties, nei jausmo iš Mirjos realybės, kad to nepajustų jautrus telepatai magai. O užsiėmusi Mirjos reikalais saugodavausi net pagalvoti apie Kirco bendruomenės reikalus, kad žemesnėmis vibracijomis neužterščiau šviesiųjų reikalų. Skirma smalsiai klausėsi apie sunkiai suvokiamus Atlantidos gyvenimo niuansus. Argi širdį neturėjai vilties kada nors tas abi savo gyvenimo sritis sujungti? Troškau, kad Kirco sąmonė atsivertų šviesioms idėjoms, o dėl kitų, tarp jų buvo daug ambicingų, garbės ir valdžios ištroškusių jaunuolių, kurie man nekėlė pasitikėjimo ir juos suvokiau tik kaip neišvengiamą savo gyvenimo aplinką. Prašiau Mirjos, kad ji padėtų Kirco sąmoniai nušviesti. Jie atsakė, kad žmogaus charakterį pakeisti nelengva ir mostelėjus ranka egoistas netaps atjaučiu altruistu. Čia, jis sakė, reikia ir jo paties pastangų, ir mano, kaip jo padėjėjos, ilgalaikės, nepastebimos pagalbos ir palankios lemties. Net neįsivaizdavau, kad ta palanki lemtis pasireikš, kaip mudu su Kircu iš mirties ištraukusi ir mūsų gyvenimus pakeitusi Lina. Kartais susimastau, gal tokia ir buvo Mirjos pagalba? Juk jeigu Mirja ir Lina kilusios iš vieno sąmonės kanalo, gal Mirja negalėdama padėti tiesiogiai paveikė savo vėlesnį įsikūnijimą Liną? Ir gal būtent dėl to Lina panoro susipažinti su Kircu, o paskui ir su manimi? Kodėl Lina nei iš šio, nei iš to užsimanė surengti Haroldo ir Kirco magiškąją dvikovą? Kodėl net nežinodama manęs užsidegė mane išgelbėti nuo Medo sekėjų pasiųstos dematerializuojamosios magiškos formulės? Kodėl Kirca, kaip prieš tai Haroldą, išvogė iš paskutiniųjų sąmoningųjų Atlantidos valandų, prieš tai įsijungiant visų žmonių atmintį ištrinančiam skydui?
Pagal mūsų krašto tradiciją, tavo gyvybė priklauso tam, kuris ją išgelbėjo. Bet Lina nepanoro laikyti mūsų savo vergais. Ji dovanojo mudviem su Kurcu laisvę ir atgabeno čia į taikų geranorišką pasaulį, apie kokį dažnai svajodavau. Gal taip Mirja įgyvendino ne tik mano norus, bet ir savo giliausią troškimą, atsiviliojo mus į šią epochą, kad nesijaustų vieniša? Visus tris vis tos pačios Linos rankomis. Ir dar Zedoną iš ankstesnių, tačiau taip pat Mirjai brangių laikų. Įdomi mintis, sutiko Skirma. Sunku suprasti, kaip tarpusavyje sąveikauja aukšto sąmoningumo būtybės įsikūnijimai. Ir tau, ar neliūdna dėl prarastos ankstesnės tikrovės? Neliūdna. Taip kaip ankstesnis įsikūnijimas, kurio vis viena jau nėra. Tik naują įsikūnijimą pradėjau ne nuo vystyklų, o iš karto kaip sąmoninga brandi moteris, darnioje, kūrybingoje aplinkoje su keliais brangiais pažįstamais iš praeito gyvenimo, panašiai kaip ir Mirja, pajuokavo Argona. Visiškai neliūdna, nepatikėjo Skirma. Ir prisiminimai nekamuoja, nieko nesielgia. Net neįsivaizduoju, kaip jausčiausi, jei mane visam laikui iškirptų iš šių dienų ir perkeltų kur nors kitur, kad ir į koralą. Žinoma, naktimis aplanko sapnai iš senųjų laikų, pripažino Argona. Ir kartais mėgina prasibrauti graudus prisiminimai apie tai, ko jau nėra ir nebus. Vėju jos šalin. Aš patys pasirinkau šį kelią ir neketinu graužtis dėl to, kad ankstesnis etapas baigėsi. Džiaugiuosi, kad jis įvyko. Man buvo įdomu gyventi, tegul ir sudėtingais niūriais tarpusavio kovų laikais. Patiko būti magė. Ir toliau patinka, nors magija čia veikia kitaip. Čia vis dėlto, kaip ten gyvenai, gal papasakotum, įsidrąsino Skirma. Anksčiau nesiryžau prašyti, maniau, kad tave tokie prisiminimai skaudina. Įsivaizduoju, kaip tau įdomu, nusišypsojo Argona. Ir ramiai, neskubėdama, ėmė dalyti su Skirma prisiminimais iš savo magiškojo gyvenimo Atlantidoje. Daugiausia kalbėjo apie gerąją patirtį. Nenorėjo prislėgti draugės niūriais vaizdais iš kovų su Medo magų grupe. O ir pačiai atrodė netikslinga gilintis į skausmingus išgyvenimus. Netikėtai pajuto, kad jai malonu prisiminti, kaip jis paauglystėje treniravosi nardyti ir ieškoti perlų, kaip ryžosi kraustytis gyventi į miestą ir ten atskleidė savo maginius gebėjimus. O kiek būta įvairiausių komiškų situacijų, kai ji mokėsi magijos pas savo pirmąjį mokytoją ir vėliau, kai jau tarnavo Kurcui. Buvau pamiršusi, kad patyriau tiek daug malonių įspūdžių, kuriuos gera prisiminti. Stebėjosi Argona. Ir kodėl jai anksčiau atrodė, kad gyvenimas iki pažinties su Mirja buvo niūrus. Kaip įspūdingai gyvenai, svajingai pakomentavo Skirma, atkartodama Argonos mintis. O toliau? Argona patenkinta, kad rado dėmesingą klausytoją, su įkarščiu pasakojo toliau. Palikę moteris aiškintis Mirjos nuotaikų, Kurcas ir Haraldas atsiskyrė nuo Rudolfo ir ramiai leido vakarą dviese. Atlantiečiams buvo lengva kartu. Iš tos pačios aplinkos, tos pačios kultūros. Nereikėjo derintis ir stengtis pataikyti žodį, judesį, išraišką, kad atitiktų dabartinio pasaulio normas. Kad ir kokie gabūs prisitaikyti, jie pavargdavo nuo būtinybės nuolat sąmoningai valdyti savo elgesį. Tad kartkartėmis mielai atsipūsdavo pasišalinę nuo kitų. Draugužiai vėl smagiai pliekė domino pievelėje prie Kurco vilos. Jie susidomėjo šiuo azartišku žaidimu it vaikai. Vis negalėjo
atsimėgauti. Apie ką vakarodami šnekėjosi. Kaip moteris likusios vienos apkalbėjo vyrus, taip ir jie su malonumu liežuvavo apie jas. Mirja pastaruoju metu dažnai būna blogos nuotaikos, tarė Kircas, guldydamas ant stalo lentelę, kuri turėjo po vieną akį iš abiejų pusių. Gal dėl to, kad mažiau laiko būni šalia jos, o daugiau su mumis ir mūsų simpatiškomis merginomis? Jau tu, kad pasakysi, gūžtelėjo Haraldas, sutelkė žvilgsnį į savo domino lenteles ir apgalvodamas kitą dėjimą. Kodėl jai turėtų rūpėti, kokioje draugijoje sukuosi? Kai tarnavau Eterio rūmuose, tekdavo bendrauti su gausybė dailių moterų, tarp jų ir Argana. Mirja niekada net akimi nemirktelėdavo, neklausdavo, kur buvau, su kuo leidau laiką ir ką veikiau, juk tai darbiniai santykiai, nors ir malonus. Čia tai ne ten, atsiduso Kircas, turėdamas omenyje save. Čia viskas kitaip ir mes kitokie, mus veikia ir įpareigoja naujos bendravimo taisyklės. Tiek mudu su tavimi, tiek ir ji turime prisiderinti, ypač jie. Nors mūsų laikais Mirjos nebuvau matęs, įsivaizduoju, kad buvo kur kas labiau nutolusi nuo tikrovės nei dabar. Turbūt vadovavau tau ir silfams neprašiau nei Zedonas savo imperijos ministrams. Šilta nebuvo, sutiko Haraldas. Nesibarė, bet ir negyrė, paskendusi savo veikloje. Galima sakyti, visiškai mano reikalais nesidomėjo. Jis užkirto Kircui kelią 3 akių lentele ir patenkintas plačiai nusišypsojo. Gal tu materializuoji tas lenteles? Įtariai pasiteiravo Kircas. Labai jau sklandžiai tau einasi. Jeigu užtiksiu sukčiaujant, nepagailėsiu. Lina nespės ištraukti tavo vargano kailio iš mano užkeikimų rato. Nedrįsčiau sukčiauti prieš galingiausiai išgyvenusi senųjų laikų magą, ironiškai atsakė Haraldas. Kirco grasinimas, nors nuskambėjo grėsmingai, buvo viso labo pasižodžiavimas. Jo tarpusavio santykiai, kai jie atvyko į Ramybės salą, iš lėto šiltėjo ir kilo ant to aukščiausio jų laikų socialinio laiptelio, kuris vadinosi draugai. Buvo visiškai arti ir galbūt netgi ant jo užlipę, tik dar neįvardyja šio statuso garsiai. Vienas kitą gerbė tiek dėl magiškų gebėjimų, tiek dėl asmenybės vientisumo. Vienas kitu vis labiau pasitikėjo. Nors Kirco laikais Haraldas buvo tik jo varžovo mokinys, tačiau tarnaudamas Mirjai ir vėliau, mokydamasis pas Zedoną, prakuto tiek, kad jo sąmonės branda, magijos galia ir įgūdžiai prilygo Kircui. Taikioje Ramybės salos aplinkoje, antras stipraus mago buvimas nekėlė grėsmės. Kircas nepatenkintas rinko lenteles tol, kol rado tinkamą su 5 akimis viename gale. Dabar Mirja jau kitokia, ar ne? Žvaliai pratęsė savo mintį. Matau, kaip šiltai tave žvelgia, kai su ja kalbi. Dabar tu jai jau rūpi ir su kuo leidi laiką ir ką veiki. Ką tu sakai, nuoširdžiai nustebo Haraldas. Tai kodėl aš pats to nepastebiu? Nes vis dar vertini ją po senoviai, kaip eterinių rūmų karalienė, silfų ir zuikių valdovė, žmonių norų pildytoja. Ji nusileido žemėn, Haraldai, nusileisk ir tu, prisipažink bent pats savo ir man, kad dėl jos irgi dūsauji. Žodis irgi čia visiškai nedera, paniuro Haraldas ir atsilošė kėdėje. Tu viską taip suvulgarini, ji dėl nieko nedūsoja, nebent dėl savo prarastos visagalybės. Šitau mano 2 šešiukė, pergalingai pareiškė Kircas ir stipriu smūgiu per stalą užbaigė partiją. Bjaurybė, nusikeikė Haraldas, pamiršęs moteris ir romantiką. Užkalbėjai dantį, daugiau tai nesuveiks.
Nei jis, nei Kircas nemėgo pralaimėti jokioje srityje. Jie pradėjo naują partiją ir Kircas neskubėdamas toliau gvildeno įdomią temą. Kas čiagi vulgaraus jausti moteriai šiltus jausmus ir tikėtis iš jos atsakomųjų? Kodėl judviem netapus dvasiniais partneriais? Laikas išsivaduoti iš padėjėjo lygmens. Juk esate lygus. Kur jų ten lygus? Karčiai atsakė Haroldas. Kiek niekingų poelgių slegia mano sąžinė. Vis dar sapnuojasi košmarai, neleidžia užsimiršti. Kaip sakė Rudolfas, prieš evoliuciją visi lygus. Užsidegė apginti draugo teisės Kircas. Tavo veiksmai tarnaujant metui ir mums kovojant dėl įtakos šalyje, jau praeitis. Juk po to ilgai buvai šalia Mirjos. Visiškai pasikeitė ir daugiau nesielgiai kaip anksčiau. Dabar čia toliau keli savo sąmonės vibracinį dažnį. Štai susijungiai su kitavisaičiais, keliauji po tolimiausias plotmes ir mokaisi naujų dalykų. Niekas nežino, iš kokių aukščių subręsi ateityje. Be to girdėjau, laiko drakonai moka taip pakreipti įvykius, kad jų norai pildosi. Tai bent užsinorėk? Ar nemanai, kad esi jos vertas giliai širdyje? Ką? Kirco žodžiai Haroldo sielą skverbėsi kaip pagundos gyvatė. Panašios mintis vis dažniau aplankydavo ir jį patį, tik jis jas griežtai vydavo šalin. Haroldas pasipurtė ir nenorėdamas gilintis į jautrią temą, nukreipė ugnį nuo savęs. Parodyk pavyzdį, jausmų specialistė, atkirto. Ko dėlsi ir tik bergždžiai dairaisi į argoną? Kirco akys sužaibavo. Haroldas strėlė taikliai įsmigo į skaudulį. Žinai ir pats, kad asmeninė partnerystė subręsta tada, kai abu jaučia tą patį. Pamiršęs domino dėlionę, atsakė Kircas. Argona nerodo jokių ženklų, kad ją tai domintų. Ir jeigu pradėsiu rodyti jai nepageidautiną dėmesį, taip sužeisiu tiek savo, tiek jos orumą. Kas čia pastringavo, kad iš šalies geriau matyti? Pašiepė jį Haroldas. Kodėl visiems kitiems tai akivaizdu, tik tau neaišku? Kas akivaizdu? Kad ji dėl tavęs dūsauja ne menkiau nei tu dėl jos. Kircas pasikasė pakaušį. Jis pastūmė domino lenteles į šalį ir sugriovė visą dėlionę. Tada išsitiesė kėdėje, susidėjo rankas už galvos ir susimąstė. Ar tikrai? Paklausė. Pabandyk su juo pasikalbėti, primiktinai patarė Haroldas. Čia tau ne ledinė Mirja, čia normali žemiška moteris. Šis vakaras puikiai tinka, visi išsisklaidė kur kas. Pasiūlyk jai pasivaikščioti pakrantę ir pajusi, ar jūsų abiejų nuotaika tokia pati. Jeigu parodysiu pavyzdį, ar pažadi juos sekti ir pasivaikščioti pakrantę su Mirja, pašmaikštavo Kircas, norėdamas prablaškyti jaudulį. Dar ko, atkirto Haroldas. Na, kylam pasidaryti merginų. Aš įsipareigoju nuvilioti nuo argonos visus, su kuo ji bus, o tau teliks ją pakalbinti. Kylam, pasiryžo Kircas. Jie rado argoną ir skirmą sėdinčią sode. Mielos merginos, galantiškai į jas kreipėsi Haroldas. Siūlau keistis pašnekovais, kad vakaras netaptų nuobodus. Kircas man jau įkyrėjo ir dabar aš svajoju apie šiltas skirmos akis. Skirma patenkinta nusišypsojo. Haroldo žodžiai skambėjo maloniai. Jau buvo pastebėjusi, kad jis mėgsta moteris gerąją to žodžio prasme ir mielai žeria joms komplimentus. Tai jos netrikdė. Netgi patiko. Smagus vyrukas, geras pašnekovas, su juo įdomu leisti laiką. Pažvelgus į blizgančias Kirco akis ir įraudusius skruostus, širdimi pajuto, kad jam su argona būtina likti dviese. Linksmai šypsodamasi atsistojo, paėmė Haroldą už parankės ir atsakė.
Taip, sutinku. Šį vakarą pažaisti žaidimą, keičiamės poromis. Iki Argona. Jie nuėjo. Gal pasivaikščiokime, pasiūlė Kircas Argonai. Einant lengviau kalbėti. Netaip trikdo jaudulys. Jie kurį laiką vaikštinėjo po sodą tylomis. Abiejų galvose sukasi tik ką vykę pokalbiai tą pačią temą. Tai sinchronizavo jų mintis bei jausmus. Abu jautė tokį lengvumą, kad be žodžių suprato, jog nauja tarpusavio santykių stadija jau pasiekta. Jie tapo ne tik artimais bičiuliais, bet ir širdies draugais. Argona, ar tu jauti tą patį, ką ir aš, pagaliau sustojęs ir pasisukęs į ją, tyliai paklausė Kircas. Argona švelniai jį apkabino ir žemų jausmingų balsų, kokią ją išmokė Skirma, atsakė: taip, Kircai. Kircas tvirtai suėmė jos galvą ir lėtai karštai pabučiavo. Kai atgavot kvapą, Argona, itin vertindama humorą tarpusavio santykiuose, dirbtinai susirūpinusi paklausė: kažin, ar šioje visuomenėje leidžiama mylėtis, ar toleruojami tik virtualūs santykiai? Gal palaukime, kol mus oficialiai instruktuos? Kol išsiaiškinsime, kas galima ir kas ne, elgsimės kaip archainiai atlantiečiai, linksmai atkirto Kircas. Tada savininkiškai suėmė mylimąją į glėbį ir vėl įsisiurbė į jos laukiančias lūpas. Na, gerbiamas savadautojau, kokiu tikiesi rezultatų? Šmaikščiai pasidomėjo Skirma, kai jie tolo nuo romantiškos porelės. Kiek galima taisyti mums nervus, juokaudamas atkirto jis. Jau pavargau už juos sirgti ir laukti, kol išspręs savo santykius. Aš irgi pavargau rūpintis ne tik jais, bet ir tavimi, atsakė Skirma, prisitaikiusi prie žaismingos Haroldo nuotaikos. Batsiuvys be batų, kitam padėti lengviau, atsiduso Haroldas. Žinai, dabar mano eilė tarpininkauti, geraširdiškai pasisiūlė Skirma. Eime, susirasime Mirją, kartu pasėdėsime ir gal ką išsėdėsime. Tik šiukštu nesugalvok tokio fokuso, kaip aš su Kircu, įspėjo Haroldas. Tau tai nesuveiks. Dėja, palingavo galvą Skirma. Jaučiu, kad jūsų santykiai dar nesubrendo iki aukščiausios jausmų įtampos, kuri pati savaime praplėšė atskirtumo šydą. Tikrai, sutiko Haroldas. Tarsi koks šydas mus ir su Mirja ir skirtų. Ir čia kaltas ne vien mano nusistatymas, kad šalia jos nediro. Jaučiu tą atskirtumo šaltį ir negaliu vienas jo įveikti. Tai ir neskubink įvykių. Tiesiog pasišnekučiuosime, padėsime Mirjai mokytis kasdienybės paprastumo. Rado Mirją tolimajame sode. Ji kalbėjosi su Nastasija. Aplink jaukiai straksėjo stambus balti zuikiai, ore tyliai dūgzdami sukiojasi mažučiai silfai. Išvydusi ateinančius Skirmą su Haroldu, Nastasija pakilo. Štai tau ir draugija vakarui. Ei, merginos, kviečiu visas kartu pasiirstyti valtimi, garsiai pasiūlė Haroldas, matydamas, kad Nastasija ketina pasišalinti. Romantiška naktis ant vandens šviečiant žvaigždėms. Žvaigždės juk visoms patinka, ar ne? Gera mintis, pasiirstykite, pritarė Nastasija, tik be manęs. Aš prieš miegą pasivaikščiosiu pakrantę, noriu vieną pamastyti. Haroldas pasiūlė antrąją parankę Mirjai. Ta kiek padvėjojusi įsikibo ir ji su dviem savo damomis nužingsniavo prie vandens. Jam iš paskos, tik pasirinkusi kitą kryptį, į pakrantę nusuko ir Nastasija. Kai berniukai sumigo, Zedunas susirado jau grįžusi namo Rudolfą ir išsiviliojo jį į lauką prie jo vilos pasikalbėti apie laiko dimensiją. Suprantu, kad šią temą man daug galėtų papasakoti brandus laiko drakonas, bet kol prisiprašysiu Linos pas tokį nugabenti, ruduo ateis.
pasiteisinu dėl savo nekantrumo. O tu esi visų būties lygmenų specialistas. Tai ir apie laiką žinai daugiau už visus laiko drakonus, nes į jį žvelgi iš šono, ne taip kaip jie iš vidaus. Jie sugulė į gultus ir kurį laiką tylomis mėgavosi vakaro rimtimi. Na tai kaip man tapti laiko drakonu? Ar tai normalus pageidavimas, o gal aš siekiu tikslo, kuris nebūdingas mano prigimčiai ir tai yra tuščias susižavėjimas? Pakartojo klausimą Zedonas. Rudolfas neskubėjo atsakyti. Pamastė, mintimis aprėpė visas šio potencialaus įvykio tikimybės bei galimybės ir tik tuomet ramiai tarė. Kaip jau sakiau, taip įmanoma. Tai yra sąmonės augimo laiptelis, vienas iš begalinių žingsnių evoliucijos kelyje. Kaip tai vyksta? Kol kas pažįstu tik kelis laiko drakonus, tapusius magais. Bet kaip magas gali tapti laiko drakonu? Nerimo Zedonas. Kai kurie laiko drakonai tokie buvo sukurti iš sąmoningos laiko materijos. Kiekvienas dėsnis turi savo sąmoningą materiją, susidedančią iš dalelių. Tos dalelės pačios yra tam tikro vibracinio dažnio ir fizinio tankio sąmoningos būtybės. Keisdamos savo sąmonės vibracinį dažnį, jos gali pereiti į kito dėsnio zoną ir tapti jos skleidėjomis. Čia panašiai kaip su specialybės įgijimu žemėje. Pabuvęs žemdirbiu, užsimanai tapti amatininku, bet neužmiršti savo ankstesnių žinių ir įgūdžių. Reikalui esant vėl gali užsiimti žemdirbystę, o gal netgi suderinti ją su baldžiaus ar batsiuvių veikla. Kuo platesnė sąmonė, tuo daugiau dėsnių jį gali įvaldyti ir išreikšti. Kiekvienas iš mūsų kada nors tiek subręsime ir sustiprėsime, kad per save išreikšime visus mūsų visatos dėsnius. Ar ne šventvagiška taip sakyti, suabejojo Zedonas, juk tuomet tapsime lygus motinai visatai, kuri tuos dėsnius yra sukūrusi ir juos valdo. Ji per tą laiką išaugs iki savo lygmens aukštumų ir įvaldys dar daugiau Brahmano realybės, nuramino Rudolfas. Visi augame. Mažiau už mus sąmoningi užima mūsų vietą. Mes tų, kurie eina prieš mus. Panašiai kaip vaikai šeimoje. Iš pradžių paveldi tik vyresnėlių rūbus ir batus, o paskui visą šeimos verslą. Netgi jie neužvaldo savo tėvų vietos jėga, o tik seka jų pėdomis. Arba pasirenka savarankišką kelią ir auga kitaip, nei tai būdinga jų šeimoje. Aha. Ir man tai buvo. Pabėgau iš tėvų ūkio, kad tapčiau magu psichurgu ir galingų valdovų. Palingavo galvą Zedonas. O tu pats, jei atvirai, kiek dėsnių valdai? Ar jau visą visatą aprėpi? Turėtum, jeigu esi atėjęs į mūsų visatą kaip sąmonės kamertonas iš kitų brahmano lygmenų. Fizinėme plane esu toks pat apribotas materijos kaip ir tu, pasiguodė Rudolfas, tiesiogiai neatsakęs į jo klausimą. Anksčiau ar vėliau pasensiu ir mirsiu. Turėsiu vėl kūnytis, nueiti nelengvą vaiko sąmonėjimo kelią, iš naujo susirankioti savo dvasinius bendradarbius. Joks dėsnių išmanymas neapsaugo nuo jų poveikio, o tik padeda tą poveikį nukreipti palankę sau linkme. Taigi, palingavo galvą Zedonas. Kaip valdome laivo bures, kai norime sugauti vėją, kad laivas plauktų, ar ne? Rudolfas linktelėjo. Abu kurį laiką mąstė, kas ką. O kur ir kaip mane išmokysi tapti laiko drakonu, vėl grįžo prie savo idėjos Zedonas. Jei nori to užsimti dar šį gyvenimą, turi kreiptis į vyriausiąjį žemės laiko drakoną. Jeigu atidėsi kitam įsikūnijimui, apmokys tave įsikūnijusią sąmonę gyvybės pasaulyje.
Esu amžinas dieviškumo žiburėlis, tad niekur neskubu, linksmai atsakė Zedonas. Šį gyvenimą baigsiu imperinius reikalus, o kitą užsimsiu nauja veikla. Kai tapsiu laiko drakonu, pasivadinsiu laiko laivu Argu, svajingai pridūrė. Šimtakis milžinas, kurį savo istorijomis užmigdė Hermis, pasidomėjo Rudolfas. Ne, mitologinis vyrukas graikas, argonautų laivų statytojas, kuriam padėjo išminties deivė Atėnė. Kartu su jais vyko į Kolchidę aukso vilnos. Argu vadinosi ir pats laivas, jo konstrukcijoje buvo magiškosios medienos, kuris suteikė laivui galią kalbėti ir skelbti pranašystės. Po kelionės laivas buvo paaukotas jūros dievui Poseidonui ir iškilo į dangų kaip vienas iš žvaigždynų. Su šia istorija susipažinau studijuodamas po atlantidinių laikų mitologiją. Ji man labai patiko. Per įvairias kliūtis ir išbandymus narsus vyrai atkakliai siekė savo tikslo. Aukso vilnos, panacėjos nuo visų ligų, išminties šaltinio. Taip ir aš atkakliai formavau savo karalystę ir jo socialinės gerovės sistemą. O pats laivas – tai kaip mano įsikūnijimas. Magiškas, įžvalgus ir galų gale nuo žemės iškilęs į žvaigždes. Žiniomis būrėmis, meistriškai nukreipiantis savo naudai visatos dėsnius ir principus. Kiekvienas randame archetipą, kuris mums artimas ir mus maitina, sutiko Rudolfas. Tavo archetipas tikrai galingas. Vėlai vakare Lukas išsprūdo vienas pasivaikščioti pakrantę. Diena buvo nelengva, norėjosi pravėdinti galvą. Jis įlipo į valtį, ištrauktą į krantą, atsisėdo ant suolelio ir klausėsi monotoniškų bangų teliuskavimo. Buvo šilta, gaivu. Mergaitės jau miega. Jis prie jų sąmoningo sapno prisijungs vėliau. Sapne laikas juda kitu greičiu ir jis jas pasivys sutartoje vietoje. Argi jis, laiko drakonas, to nežino. O štai ko jis visgi nežino ir dėl ko nerimauja, tai ar teisingai pasielgė, kai atsigabeno Liuciją ir Feliciją į Ramybės salą. Mane juk linksmai ir saugiai gyvens jaukioje Mirjos sodo atmosferoje, o čia staiga slaptos pavojingos vaikų kelionės į koralą. Rizika negrįžtamai pasiklysti subtiliuose realybėse ar nukentėti nuo priešiškų būtybių. Proto balsas tvirtino, kad sąmonės drakonai nebūtų leidę įvykti jokiems pavojingiems įvykiams, tačiau atsakomybė į savo pusę palenkusi griežtąjį teisėją. Sąžinė atkakliai prikaišiojo. Turėjai būti dėmesingesnis, esi aplaidus tėvas. Pas Ameliją mergaitės būtų gyvenusios saugiau. Lukas raukė kaktą dėl skaudžios vidinės kritikos, stengėsi nepasiduoti abejonėms ir blaiviais argumentais ramino sąžinę. Kažkas netoliese sučežėjo. Krūptelėjęs Lukas pasisuko į tą pusę, tamsoje išryškėjo moters siluetas. Oi, atleisk, nenorėjau trukdyti, išgirdo prislopintą Anastasijos balsą. Jokių būdų netrukdai, užsikirto Lukas, prisiminęs Anastasijos prašymą mesti tuos oficialumus. Apsidžiaugęs galimybę atsitraukti nuo nerimastingų minčių, linksmai pridūrė. Prašom į mano valtelę, į virtualią kelionę virtualių vandenynų, jeigu nėra kitų reikalų. Anastasija guviai įlipo į valtį ir atsisėdo ant gretimo suolelio. Su lengva vasariška suknele ir lengva skraiste nuo vakaro vėsos ant pečių, trumpais kaštoniniais plaukais, linksmai žibančiomis akimis, plačia šypsena, jauna ir gaivi. Ji atrodė nusiteikusi draugiškai pasišnekučiuoti. Lina buvo prasitarusi draugams, kad Anastasija už ją vyresnė vos 6 metais, tačiau per dienas girdint išmintingus patarimus, tai užsimiršdavo.
Dabar, ramios nakties atmosferos gaubiama, atsipalaidavusi ir atitrūkus nuo savo reikalų, Nastasija tarsi nusimetė konsultantės kaukę ir tapo tokia, kokia iš tikrųjų ir buvo - paprasta, nuoširdi, mėgstanti bendrauti, jauna moteris. Šįvakar vyksta tėvų ir vaikų pasisėdėjimas, tyliai tarė Nastasija. Mes keli bevaikiai likome nuošaly. Atleisk, jeigu mano klausimas netaktiškas. Ar tai reiškia, kad tu neturi vaikų? Paskatintas tamsos, sužadinto artumo ryžosi itin asmeniškai temai Lukas. Neturiu ir niekada nenorėjau. Dar spėsiu. Pamaniusi, kad jos paaiškinimas iš 17 amžiaus atvykusiam didikui turėtų pasirodyti keistas, Nastasija pridūrė. Mūsų laikais vaikai gimsta ne iš fizinio artumo, kaip jūsų visuomenėje. Jie užsakomi genų laboratorijose. Pirmiau reikia gauti socialinių reikalų ministerijos leidimą, suderinti vaiko lytį bei asmenybės tipą su visuomenės poreikiais ir tik tuomet pradedamas kruopštus savybių genų išvaizdos parinkimo procesas. Lukas apstulbęs aiktelėjo. Nastasija nusijuokė. Taip, Lukai, aš esu tokio laboratorinio rinkinio rezultatas. Ir Milena su Rudolfu, ir Skirma. Ar mes tau dabar atrodysime baisus dirbtiniai monstrai, sukurti mėgintuvėliuose? Ne, jokių būdų, puolė teisintis Lukas. Mane nustebino ne vaikų bruožo parinkimas, kurgi meilė, partnerystė, šeima. Nastasija pakraipė galvą į šonus. Šios vertybės neišnyko, tik pakito požiūris į jas, jos kitokios nei jūsų laikais, net ir meilė. Ji pakilo į dvasinį lygmenį ir dažniau įvardyjama kaip dvasinis artumas. Sumažėjo gaivališkos aistros ir sekso reikšmė. Svarbiau tapo bendri tikslai ir tarpusavio pasitikėjimas. Ar manai, kad tai mažiau patrauklu? Lukas susimąstė. Šis pokalbis jį užklupo netikėtai. Įsitraukęs į tarpvisatinį projektą, jis nespėjo pasidomėti epochą, kurioje dabar gyvena. Ramybės sala, izoliuota nuo civilizacijos, galėjo egzistuoti bet kokiame laike. Jos kūrybinga geranoriška atmosfera kūrė iš skirtingų epochų susirinkę žmonės. Juk esu laiko drakonas, priminė pats savo. Tad galiu pasidaryti po 23 amžių per vidinę drakonų išminties saugyklą, neiškėlęs kojos iš šios valties. Bus tikra virtuali kelionė. Jis sutelkė dėmesį į laiko drakonų gyvenančių šiuo metu potyrius ir per kelias akimirkas pripildė savo sąmonę technologizuotos vakarų visuomenės gyvenimo vaizdų. Kartą su Lina jis lankėsi 22 amžiuje. Tada tas vizitas jo neapstulbino, nenustebino ir šis. Taip, žmonės dar toliau pasistomėjo, eksperimentuodami su gyvybės valdymu, bet iš esmės savo pačių psichikos nepatobulino. Ne veltui čia prieš kelis mėnesius turėjo vykti norų kūnų išgryninimo korekcija. Mūsų laikai žmonės tuokiasi ir vaikai gimsta taip pat ne visada iš meilės. Apibendrino reginius Lukas, ramindamas greičiau save nei Nastasija. Ne visi vaikai vaikystėje gali pasigirti laimingomis šeimomis, tas tiesa. O pati, kokioje šeimoje augai? Mane užsakiusi motina, kai gimiau po kelių mėnesių žuvo avarijoje. Mane išaugino jos sesuo Dalia ir tuometis jos partneris Jonas. Vėliau, kai ūgtelėjau, sužinojau, kad Jonas yra laiko drakonas. Jūs pažįstate jį ankstesnio įsikūnijimo drakonų karalystėje Ungeriko vardu. Jis ir dabar taip save vadina. Tai jis tavo tėvas? Apsidžiaugė Lukas, panašiai kaip man Felicija. Tu jį myli? O taip. Tokie jausmai mūsų visuomenėje neišnyko, šiltai atsakė Nastasija. Jie abu mano mylimi, artimi draugai. Per Ungeriką susipažinau su Milena ir Rudolfu. Aš dirbu socialinių reikalų ministerijoje su Milenos dukterimi,
Silvos mama Rūta. Esame geros draugės. Oho, kiek asmeninės informacijos, su draugiška ironija tarstelėjo Lukas. Iki šiol nieko apie šį savo įsikūnijimą nepasakojai. Kas pasikeitė? Tai kad neklausėte, gūžtelėjo pečiais Nastasija. Juk vengėte manęs, jau net ima erzinti. Jos balse pasigirdo vos jaučiama nekantrumo gaidelė. Lukas sukluso. Tuomet ar galiu tavęs paklausti dar šito? Žinoma, džiaugiuosi, kad pagaliau nors vienas drįso manimi pasidomėti. Lukas susimąstė. Kaip taktiškiau pasakyti, kad ji jam atrodo beveik tobula, panašiai kaip Mirja. Tik jis atkreipė dėmesį, kartais būna liūdna ir nekantri, o Nastasijos nuotaikų kaitos dar nebuvo tekę matyti. Ar tau pasitaiko dėl ko nors prarasti kantrybę, suirsti, kaip tu sakai? O, Lukai, nejuokink, ašgi ne iš akmens ištašyta, žinoma, būnu pikta ir net įsiutusi. Tai kodėl tavęs tokios nematėme, tvardaisi prie mūsų, nenori išgąsdinti, kad neišsilakstytume? Nastasija skaniai nusikvatojo. Neužlipote man ant nuospaudų, jų yra giliai mano asmenybėje. Taip lengvai nepašalinsi. Tai tos jautrios vietos, kurių turi kiekvienas įsikūnijęs individas. Na, pavyzdžiui, ką turėčiau pasakyti ar padaryti, kad tave įpykdyčiau? Luką apėmė žaismingą nuotaiką. Jis pralaužė oficialiai draugiškų santykių ledus ir jo klausimai ėmė virti lengvai, lyg būtų kalbėjęsis su sena pažįstama. Nastasija nutaisė grimasą ir susimąstė. Turėtum pažįsti pagarbos gyvybei ir sąmoniai principą, apie kurį kalbėjo Rudolfas. Mano akivaizdėje užgauti vaiką, pastumti senelį, įžeisti neįgalųjį, nuskriausti gyvūną. Sąmoningai ką nors apšmeižti ar apgauti. Oi, šis sąrašas begalinis. Tarsi tavo jis kitoks. Tai bendražmogiškos vertybės. Jos svarbios visiems. Žinoma, kiekvienas turi savų simpatijų ir antipatijų. Šis tas priklauso nuo epochos, kurioje gyvename. Pavyzdžiui, man labai nepatinka dabartinio mūsų šalies prezidento balso intonacija. Ji tokia sniaukrojanti, kad man pagaugai per odą eina ir ilgiau jo paklausiusi tampu dirgli. O klausytis tenka, nes dirbu vienoje iš jam svarbių ir dėmesingai kuruojamų ministerijų. Arba viešose vietose visur skambanti nuotaikinga muzika, neva tai palankiai nuteikia žmonės. Man ji įkyrėjo iki gyvo kaulo, o labiau už viską mano šio įsikūnijimo asmenybė nemėgsta patologiškai plepios, smalsios ir į kitų reikalus mėgstančios kaišioti savo ilgą nosį kaimynės su 3 jos lepūnėliais šunimis robotais. Nors ir kiek savo kartoju, kad jos įkyrus elgesys neturėtų paveikti mano geranoriško požiūrį į žmones, kaip į evoliucionuojančias būtybės, tačiau susidūrusi su šia neužčiaupiama moterimi neišlaikau ir labai stipriai suirstu. Tai jau tikrai, atsidusėjo Lukas. Plepų žmonės ir mane nervina. Tuščias laiko švaistimas. Dar man visiškai nepatinka, kai mano paties ankstesnis įsikūnijimas pasisavina mano žmoną. Jis prisiminė, kad jo asmeninė drama kitiems neatrodo svarbi ir skubiai atsiprašė. Atleisk, išsprūdo. Žinau, kad tai rūpi tik man. Nastasija jau ruošėsi jį paguosti, tačiau Lukas ją tvirtu balsu nutraukė. Ir man stipriai įkyrėjo, kad mane auklė ir moko, kaip turėčiau tai reaguoti ar nereaguoti. Tad prašau susilaikyti nuo komentarų. Gerai? Gerai, Lukai, tyliu. Nastasija spėjo nugirsti Luko širdies aimaną. Bet jei jis nenori apie tai kalbėti, ji prisiderins. Kol kas draugai bejėgiai jam padėti. Ji valios pastangomis nutylėjo ant liežuvio galo besisukančius patarimus. Kaip Lukas ir sakė, visą tai jis jau yra girdėjęs ir be jos. Nastasija nebandė nukreipti kalbos, paliko jam pačiam
parinkti tolesnę pokalbio temą, jei panorės tęsti jų virtualią kelionę. Šiek tiek atsilošusi atsirėmė ranką į valtį šoną, lengvai atsiduso, užvertė galvą ir žvelgdama į žvaigždėtą dangų tyliai užniūniavo. Ji leido Lukai suprasti, kad neužsigavo dėl jo šiurkštokų žodžių ir kad mielai toliau su juo kalbėsis. Lukas teisingai išsiaiškino jam siunčiamus taikius signalus. Iš tiesų, nelengva ją įpykdyti, pagalvojo. Tuo geriau, juk turi savo pripažinti, kad pasikarščiavo, o ji į tai sureagavo labai taktiškai. Jis susikaupė ir pasistengė sutelkti mintis į mažiau opius klausimus. Luką daug kas domino iš Nastasijos gyvenimo ir dabar jis naudojasi progą. Štai tu sakai, kad šio įsikūnijimo asmenybė. Kaip dažnai kasdieniškomis situacijomis būni žemesnės ar aukštesnės sąmoningumo būsenos? Kaip jas skiria? Dar nemoku atpažinti, kada esu tik Lukas, o kada jaučiu ir veikiu kaip laiko rūkas. Klausimas buvo geras ir Nastasija, nukreipusi žvilgsnį nuo žvaigždžių į Luką, su malonumu ėmė gilintis į temą. Atminkime, kad per kiekvieną fizinį įsikūnijimą mūsų žemiškąjį kūną persmelkia aukštesnioji sąmonė, kurią sudaro monada, dvasia ir siela, ir žemesnioji sąmonė, kurią sudaro psichika, pasąmonė ir fizinio kūno sąmonė. Su šiais lygmenimis jus supažindino Skirma, kai mokėtės įvaldyti įsikūnijimų liniją ir suvokti subtilėje sąmonės struktūrą. Tikrai mokėmės, prisiminė Lukas, tik vėliau pasipylė tiek daug naujos informacijos iš kitų visatų, kad nustelbė tas žinias ir jos beveik užsimiršo. Nastasija linktelėjo galvą, patvirtindama, kad pastaruoju metu įspūdžių visiems per akis. Ji tęsė. Tai priminsiu tau, kad aukštesnioji sąmonė kiekvieną įsikūnijimą ta pati, nes ji egzistuoja anapus fizinės realybės ir laiko. Nors ji tobulėja per visus mūsų fizinius gyvenimus, ją galime laikyti nekintančią žmogaus tapatybę, jo esme. Aš ją vadinu individualybė. Žemesnioji sąmonė tai yra psichika su 7 auros kūnais ir fiziniu kitų kietuoju kūnu. Kiekvieną įsikūnijimą sukuriama iš naujo. Tai mūsų asmenybė su karskart kitokiu tiek vienam įsikūnijimui būdingų charakterių. Iš pradžių žmoguje vyrauja asmenybė ir jos poreikiai. Vėliau, jei bręsdamas žmogus lavinasi, jo individualybė vis labiau persmelkia psichiką ir vis stipriau reiškiasi kasdienėje veikloje. Perėjimą iš vienos sąmonės būsenos į kitą palyginčiau su Skirmos gebėjimu perkelti sąmonę iš standartinės į grynai intelektinę ar jausminę. Lyg dėmesio sutelkimo taškas judėtų aukštyn ir žemyn, tolygiai veikiančiu liftu. Nežymiai ir nepastebimai pereini iš vieno lygio į kitą. Nėra specialių ženklų, kurie informuotų, ar esi kasdienės buitinės sąmonės lygyje, ar atsidūrei sielos, o gal dvasios lygyje. Kai vibracinis sąmonės dažnis pakyla, kartais pašiurpsta oda, ima svaigti galva, pradeda zvimti ausyse, nuskaidrėja ir aprimsta mintis bei jausmai. Gal dar nesigilinkime, kaip atpažinti, iš kurio konkretaus lygmens žvelgi į aplinką. Tai plati tema. Pradžiai sakyčiau taip, lengviausia savo sąmonės lygmenį atpažinti iš to, kaip vertini aplinką ir reaguoji į įvykius. Kai mane erzina plepioji kaimynė, suvokiu, kad į ją reaguoja pavargusi šio įsikūnijimo asmenybė. Kai svajoju apie didingus kūrybinius projektus, kai mąstau apie pažangius visuomenės pokyčius, kai piktinuosi neteisingais kaltinimais ar smurtu, tuomet savo nuomonę reiškia aukštesnioji sąmonė, individualybė. Aš irgi nemėgstu, kai mane kas nors neteisingai apkaltina, pritarė Lukas.
Įsiuntu kaip bulius nuo ankstyvos vaikystės. Ar tai reiškia, kad jau tuomet veikia mano aukštesnioji sąmonė? Kad nemėgsti būti apkaltintas, tai individualybės reakcija, o įsiunta ir nesitvardo neįvaldyta šio įsikūnymo asmenybė, nusišypsojo Anastasija. Iš pradžių išlaikyti dėmesį aukštą sąmoningumo lygyje reikia nuolatinių pastangų. Jaučiu, kaip po kasdienių dvasinių praktikų vis labiau atsiveria aukštesnioji sąmonė, tačiau anot Milenos man dar toli gražu iki visapusiško individualybės išsiskleidimo šį įsikūnymą. Ir tikrai dažnai apsižiūriu, kad vėl veikiau ar reagavau iš vieno įsikūnymo interesų. Būna, kad vis dar tenkinu trumpalaikių malonumų siekiančios psichikos poreikius, o siela ir dvasia lieka nuošaly. O dabar kuriuo lygiu bendrauji? Anastasija nusijuokė. Ir aš ir tu dabar bendraujame individualybėmis. Visu savo grožio išsiskleidusios dabar reiškiasi mūsų sielos, dvasios ir monados. Tačiau tai nereiškia, kad mūsų asmenybės atsijungia, jos taip pat čia. Viską jaučia, suvokia ir komentuoja, kaip vaikai būna, įsiterpia su savo įdomiais pastebėjimais į suaugusių pokalbį. Todėl vienu metu galime reaguoti dvejopai. Graužtis dėl kokių nors šio gyvenimo rūpesčių. Lukas suprato, kad Anastasija turėjo omenyje jos skyrybų žaizdą. Ir aiškiai suvokti, kad tai laikina ir išsprendžiama. Numykė Lukas. Jis dar tik mokėsi jausti savo būsenas ir ne visada atskirdavo, kuriame, kada lygyje būdavo. 2 metai labai mažai, kai kalbama apie aukštesnės sąmonės integraciją į įsikūnijimo psichikos audinį. O nuo to laiko, kai sužinojo iš Linos, kad yra laiko drakonas ir pradėjo mokyti save jausti, praėjo maždaug tiek. Jis susimąstęs pasitrynė kaktą ir toliau gilinosi į būsenas. Supratau, galiu atpažinti sąmonės lygmenį pagal tai, kaip vertinu situaciją. Tai čia vertikalusis mūsų savivokos lygmuo į vis aukštesnį savo paties sąmoningumą. O kaip horizontalusis šios žemės ribose įsikūnijusių asmenybių aprėpimas? Ar visas jas pažįsti ir valdai, ar taip kaip mes, tik prabėgomis esi susipažinusi? Turbūt valdai, atleisk, kad klausiu tokių kvailų dalykų, pats savo skubotai atsakė sumišęs, kad abejoja Anastasijos sąmonės galiomis. Nieko čia kvailo, Lukai, nenusimenkink, linksmai tarė Anastasija. Juk pats sakai, kad savivokos ugdymo keliu žengi nesenai, todėl tavo klausimai normalūs ir man į juos smagu atsakinėti. Man lygiai taip pat padėjo Ungerikas. Ir mano klausimai buvo tokie pat visokie. Aš kitaip save suvokiu nei tu, kuris gali girdėti visus savo įsikūnijimus ir su jais tiesiogiai bendrauti. Man sudėtingiau, mielas laiko drakone. Papasako, kaip su jais bendrauja. Labai įdomu sužinoti, kaip tai vyksta kitiems. Anastasija pakraipė galvą ir susimąstė. Atsakė jau kitu tonu, tapo rimta, susikaupusi. Po Atlantidos, kur ilgai buvau žinė, kūnijausi ir genčių šamanais, ir senųjų kultūrų žiniais, ir paprastai žmonėmis, mokslininkais ar menininkais. Vieni įsikūnijimą buvo sąmoningesni, kiti egoistiškesni. Gal galėtum paminėti nors kokį vieną konkretų įsikūnijimą, paprašė Lukas, pasinaudojęs Anastasijos atvirumo akimirką. Jie beveik fiziškai pajuto šį jo norą. Kodėl ne, pagalvojo, juk šiuo klausimu turi jam staigmeną, ko jis tikriausiai dar nespėjo apie save sužinoti. Pasikalbėkime kaip amžinosios aušros gudročiai.
Juodoji pantera. Ar tau tai nieko neprimena? Žaismingai paklausė ji. Egzotiško vardo aidas nuskambėjo Luko mintise. Lyg ir girdėtas, bet kur ir kada. Ar Lina kada nors apie tai jam pasakojo, ar jis pamiršo? Upės draugas, tęsė mįslė Nastė. Šis vardas Luko sąmonę perskrodė kaip žaibas, juk tai vienas iš ankstesnių jo įsikūnijimų. Šamanė upė, kurią jis kartu su Haraldu išvydo, tai Skirma mokė sujungti įsikūnijimų laiko liniją, nors Rudolfas ragino nesirausti po praeitį. Nastasijos užuomina paskatino Luką vėl grįžti prie to reginio. Jis pakylėjo sąmonę į tyrąją tylą, tokioje būsenoje proto pasaulyje, kai sustoja laikas ir greitai peržvelgė upės gyvenimą. Kada ir kaip šalia jos atsirado Nastasijos tuometinis įsikūnijimas Juodoji pantera. Nusivylė pamatęs, kad upė jau buvo gerokai pagyvenusi, kai kartą per potvinį išgelbėjo kelis skęstančius žmonės. Nastasija be vargo pakėlusi savo sąmonę į tą patį lygį kaip Luko, vidiniu žvilgsniu regėjo, ką ir jis. Buvau tas vargšas vaikinas, tarė ji, dar nieko neišmanantis apie savo dvasinės galias, tu mane išgelbėjai. Ne tik tave, atsakė jai Lukas, paniręs į reginį ir nejučia prabilęs upės intonacijomis. Gyvenau prie tos raunios tėkmės, buvau su ja susijusi. Su to upe buvome viena sąmonė, viena gyvybė. Su ja bendraudavau, per jos vandenis sužinojau apie orų permainas, artėjančius įvykius ir visa, kas vyko jos pakrantėse. Per ją pas mane atkeliaudavo tie, kuriems reikėjo vienokios ar kitokios pagalbos. Kartais atplaukdavo valtimis ar plaustais, kartais kaip pantera, beveik skenduoliais. Tuo metu ji vadino Šafriu ir jis net neįsivaizdavo, kad kada nors taps šamanų Juodąja pantera. Siųstas savo tėvo, Šafris su tarnu atvyko pas vieną garsę žiniuonę, gyvenančią kitapus raunios upės, papildė Nastasija. Jo giminė apsėdo kažkoks prakeiksmas ir ta žiniuonė turėjo padėti jį panaikinti. Kai Šafris įėjo į jos namą, jos paprašė palaukti. Kol laukė, jis sukrėtė pro langą išvystęs reginys. Kieme kovėsi du dideli gyviai, vikri juoda pantera ir gerokai už ją stambesnis margakailis leopardas. Jaunuolis šūktelėjo ir išbėgo į kiemą, norėdamas padėti panterai. Kažkodėl būtent jai pajuto simpatiją. Čia nieko nebuvo. Jis papasakojo, ką matęs žiniuoniai. Išmintinga moteris suprato, kad tai buvo vidinis reginys. Jos namuose žmonės dažnai išvysdavo savo ateitį. Nieko nesakė jaunuoliui. Atliko apeigas prakeikimui pašalinti ir leido keliauti. Kai šis ruošėsi keltis per upę, galingas vėjo šuoras jį stumtelėjo nuo kranto į vandenį, lyg iš niekur plūstelėjo didžiulė banga ir Šafrį kaip lengva šalikėlį nusinešė savo sūkuriuose. Nors mokėjo plaukti, ilgai neišsilaikė srovėje ir ėmė skęsti. Kaip liko gyvas ir atsidūrė toli žemupyje, nesuvokė. Atsigavo pagyvenusios moters, kuri prisistatė upės vardu namuose. Tokie pat leisgyviai šalia gulėjo dar du kūnai - jaunos moters ir vidutinio amžiaus vyro. Taip linksmai linktelėjo galvą Lukas, perimdamas bendros istorijos giją. Tasik netikėtai užklupęs potvinis į krantą išmetė 3 skenduolius. Buvo vargo jį gyvasti grąžinti į kūnus. Visi 3 buvo dar leisgyviai, tik dėl to, kad ant savo energijų jos nieko nesuvokiančios išplukdė jų šamaniškieji gyvūnai sąjungininkai. Jaunuolė Juodoji pantera, kurios energijos iki tol pasireikšdavo tik tada,
kai jo kasdienė sąmonė būdavo išsijungusi, pavyzdžiui, per sapną. Mergina vanagas, o vyra vilkas. Upė matė, kad šie trys dar visiškai nevaldo savo galių, bet jeigu jie buvo jai atplukdyti, vadinasi, būtent ji turi padėti jiems savo galias suvokti. Kurį laiką visi trys šalia jos gyveno, padėjo ūkyje ir mokėsi prigimties bei gamtos paslapčių. Po kiek laiko upė juos išsiuntė pas savo vyresnėją seserį anapus mišką, nes ten jie galėjo išmokti daugiau. Fiziniais kūnais su ją daugiau nesimatė, tačiau išmoko bendrauti per subtiliuosius lygmenis, aukštutinį ir žemutinį pasaulius, kaip juos vadina šamanai. Tai štai, Lukai, matai, bendraujame ir darbuojamės kartu nebe pirmą kartą, nusišypsojo Anastasija. Kaip įdomu suvokti visus savo įsikūnijimus, ilgesingai atsiduso Lukas. Kiek dar jų yra buvę, kokie jie? Ar visi tokie įdomus ir turtingi? Gal visgi nepaisyti Rudolfo draudimo ir į juos pasidairyti? Ar jau gebėtų išvysti visus? Ar kurie nors dar liktų už jo dėmesio ribų? Nes kol kas nėra subrendęs jų apriepti. Nastasija jautė tą liūdesį, į kurį Lukas dažnai panirdavo, ir panoro jo nuotaiką praskaidrinti. Pamanė, kad geriausia tai atliks, jei dar pasipasakos apie save, ir žvaliai tarė. Savo šios žemės įsikūnijimus vertinu kaip atskiras profesijas ir darbo vietas skirtingose darbovietėse. Štai tu, šį gyvenimą buvai junga, priekybinių laivų valdytojas, dvarininkas, laimingas sutuoktinis, nelaimingas sutuoktinis, dabar esi tarp visatinių kelionių dalyvis. Kas iš viso to svarbu? Ar reikia prie tų skirtingų vaidmenų nuolatos grįžti mintimis ir su jais bendrauti, kitiems apie tai girtis? Aš taip nemanau. Taip, jie suformavo tave tokį, koks esi dabar. Tačiau ar tu buvai junga, ar dvarininkas, dabar, kai mes kalbame šioje valtyje, neturi reikšmės. Svarbu, koks tapai ir ar išmokai gyvenimo siųstas pamokas. Kai kurių dar neišmokau, prisipažino Lukas, vis galvodamas apie Ameliją. Vadinasi, ta situacija dar nesibaigė ir dar netapo tavo praeitų gyvenimu. Iš tos darbovietės dar nesi išėjęs, tarsi vienu metu dirbtum 2 etatais 2 įstaigose ir dar daugiau, jei tokių neišmoktų pamokų, ne viena. Daugelis žmonių taip ir pluša, užuot sustoję įvertinę savo situaciją ir išsilaisvinę iš dalies pančių. Šiuo pavyzdžiu norėjau pasakyti, kad tavo gausius įsikūnijimus po Atlantidos epochos laikau dabartinėmis aplinkomis, kuriuose mokiausi vienų ar kitų dalykų. Kai prireikia per kurį nors gyvenimą įgytos patirties ar įgūdžių, kreipiuosi į atitinkamo įsikūnijimo esmę. Bet nei galiu, nei pageidauju su savo kitomis asmenybėmis susitikinėti, kaip jūs tą darote, laiko drakonai ar Lina. Mano tikslas, kaip ir visų kitų mano buvusių ir būsimų asmenybių, yra žadinti žmonių sąmoningumą, lygiuoti jį su motinos visatos virpesiais, skatinti kūrybingumą ir norą nuolat tobulėti. Tam nereikia matytis su savo įsikūnijimais ar su jais kalbėtis. Visiškai nepritariu Linos lakstymui po savo įsikūnijimų gyvenimus. Nastasija prakalbo netikėtai rimtai. Štai ir pats sakai. Pataikaudamas smalsumui, tik supainiojo savo ir tavo įsikūnijimų tarpusavio santykius. Iš esmės aš jai dėkingas. Lukas užsidegė riteriškai ginti Liną. Jeigu ne ji, manęs čia dabar nebūtų. Sėdėčiau vienišas savo dvare su Dao tekstais ir niūriai leisčiau dieneles. Į vidinį laiko drakonų kanalą būtum išėjęs ir be Linos pagalbos, nesutiko Anastasija.
O senosios kino filosofijos studijos pačios savaime yra didžiai sąmonę ugdantis dalykas. Nieko nebūtum praradęs, ko nebūtum gailėjęs įgyti kitais keliais ir kiek vėliau. Nesutinku, energingai pasipriešino Lukas. Bent su tavimi tikrai nebūčiau susipažinęs ir dabar taip įdomiai nekalbėtume. Nuo šių atvirų žodžių jis nuraudo. Laimė buvo tamsu ir to nesimatė. Nastasija nerūpestingai gūžtelėjo pečiais. Na ir kas, lyg mūsų aukštesniosios sąmonės viena kitos nepažinotų jau seniai. Ir matomės, ir bendraujame, ir bendradarbiaujame subtiliuoju lygmeniu. Pats matei. Vis viena esu patenkintas, kad Lina susuko tuos erdvėlaikio vingius, kurie mus visus čia suvedė fiziniu lygmeniu. Užsispyrė Lukas. Jeigu ji būtų pavyzdingai klausosi draudimo matyti su savo ankstesniais įsikūnijimais, argi čia ramybės saloje būtų susirinkusi įvairiatautė draugija, argi vyktų beprotiškai įdomios tarp visatinės kelionės. Be šių pažinčių ir kelionių jaučiausi stipriai nuskurdęs. Mano dabartinio įsikūnijimo asmenybė Lukas tuo labai džiaugiasi. Manau, kad ir laiko rūkas pritarė, ir Linai abu pritarė, net jeigu kai kurios jos suvytos santykių vijos skausmingos. Nastasija nusijuokė. Nusileidžiu tavo asmenybės argumentams, Lukai, nesikarščiuok taip. Nerūpestingas Linos manipuliavimas laiku man nepatinka, tačiau rezultatas įdomus ir kol kas mane tenkina. Taip sakai tik tam, kad mane nuramintum, o širdyje vis vien manai, kad Lina neturėtų bendrauti su savo kitų įsikūnijimų asmenybėmis ir kad tai neteisinga, ar ne? Pajuokavo Lukas. Nastasija jo draugišką pastabą sureagavo netikėtai jautriai. Jis suraukė antakius, aštriai mostelėjo ranka ir jos tonas tapo griežtas. Lina kitokia nei aš, visi mes skirtingi. Mano kelias yra mano, tavo, tavo. Aš galiu būti neteisi tiek šiuo, tiek bet kuriuo kitų klausimu. Kartais improvizacijos, kaip dabar jūsų vaikų, gali atskleisti kitą kryptį ir visi pasirodysime buvę neteisūs. Mano gimtajame pasaulyje lengviau susigaudyti. Pas mus viską lemia monados klausimas. Tikslinga tai daryti ar ne? Žemesniuose pasauliuose prasideda kiekvieno iš mūsų subtiliųjų kūnų interesai. Dvasia klausia, ar man tai įdomu, sielai rūpi, ar man tai patinka, o psichika ir ypač fizinis kūnas reikalauja tiesiai šviesiai, noriu. Skirtingos melodijos, iš kurių turi susidėlioti darni sutartinė. Štai, suderink visų kūnų poreikius ir suprask, ar tai, kaip jų paveikti elgiamės yra gerai? Gerai kam? Kurio lygmens misijai? Asmeniniai? Visuomeniniai? Nastasijos balse nuskambėjo nekantraus irzlumo gaidelė. Lyg ji būtų kalbėjusi ne su Luku, o vėl ginčijusis su Lina. Matyt, buvo paliesta jai svarbi tema. Nors Lukas nepajėgė suvokti, dėl ko ji taip rimtai sureagavo į jo žodžius, tačiau jam pavyko tai, ko troško, praskleisti Nastasijos ramybės šydą ir išvysti gyvą būtybę su savo nuotaikomis ir nuoskaudomis. Nastasija įsikarščiavo ir Lukas pagaliau patikėjo, kad ji gali būti ir nekantri, ir nepatenkinta, ir nepasitikinti savo teisumu. Nuo to ji tapo jam artima ir suprantama. Lukas delnu prisidengė šio atradimo sukeltą šypseną. Nors jos gaubė tamsa, jis stropiai nutaisė susidomėjusio žmogaus veido išraišką ir klausėsi Nastasijos monologo. Net nepastebėdamas, kad įsijautė, ji toliau energingai dėstė savo pažiūros. Galų gale, juk ne aš, o Linos aukštesnioji sąmonė Vijūna yra kilusi iš teisingumo namų,
Tad aiškintis teisinga ar neteisinga yra jos sritis. Aš iš kūrybos. Man svarbi galimybė kurti naujas idėjas, jas išrutulioti ir paleisti veikti. Tai mano vaikai. Lukai, visi jie mano projektai. Tikrai, širdingai pritarė jai Lukas ir pridūrė. Tuomet mano vaikas yra laikas. Gražiai skamba, nusijuokė. Pagaliau susivokusi, kad per daug įsijautė, Anastasija išsilaisvino iš vidinės įtampos ir taip pat nusijuokė. Daug laiko drakonų ir vienas jų visų bendras vaikas. Nieko sau kūdikėlis, jei tiek augintojų juo rūpinasi. Kur 9 auklės, ten vaikas be galvos, atsiduso Lukas. Vos prakalbo apie nesužiūrėtus vaikus, jo mintis peršoko prie koralo reikalų. Jis ėmė svarstyti, kaip jiems seksis skeltaragių aplinkoje. Prieš akis iškilo linksmutė mėta. Širdis džiugiai suspurdėjo. Lukas valios pastangomis užblokavo šį vaizdinį ir jo žadinamus pojūčius. Nenorėjo gilintis į šią temą jokių savo sąmonės lygmenių. Jam atrodė nekorektiška maišyti skirtingų visatų individų jausmus, kad ir ką apie tai šnekėtų draugai. Tarsi lediniam vėjui padvelkus, ką tik juodu gaubęs artumo jausmas išsisklaidė. Lina buvo minėjusi, kad Luko nuotaikos kinta greitai ir nenuspėjamai. Anastasija ir pati tai nekartą matė, net mėgindama aiškintis staigių jo užsisklendimo savyje priežasčių, ji atsikėlė ir išlipo iš valties. Einu pasivaikščiosiu prieš miegą, kaip ir ketinau. Ačiū už virtualų pasiplaukėjimą ir labos nakties, Lukai. Labos nakties, Anastasija. Anastasija lėtai nutolo pakrantę. Lukas dar kurį laiką sėdėjo vienas.